Dėl iki šiol yra neišviešinami KGB sąrašai. Aš nenustepčiau, kad tarp tų visų, kurie labiausiai čia daužosi į krūtinę, kad yra didžiausi patriotai, šaukia Lietuvą realiai į karą ir tai jau matyti net iš Sodros rezervo. Aš tik dariau tyrimą ir Sodros rezervas kitais metais bus 6 beveik milijardai eurų. 6 milijardai eurų Sodros rezervas, tai yra trečdalis viso Lietuvos biudžeto. Ir labai aiškiai sakinys parašytas šitoj valstybės kontrolės ataskaitoj, tam, kad Lietuva galėtų atsilaikyti su artėjančiomis grėsmėmis. Tai ir tada visokie Kaliningrado tranzito draudimai ir visokie kitokie dalykai nušvinta visiškai kita spalva. Turėjom krizę su ta pandemija, tai dabar turbūt krizė ateina visiškai kitokia. Ir dabar aš nenoriu gąsdinti žiūrovų vėl, bet tai, ką aš matau Seime ir tai, ką aš girdžiu, man kelia šiurpas. Nes iš tiesų tiek mūsų politika, tiek užsienio politika, tiek ir formavimas biudžetų rodo, kai kurios labai negerus ženklus. O tai, ką jūs sakote, tai yra niekas kita, tai yra KGB sąrašų neišviešinimo rezultatas. Tai dabar visai Rūta ir Artūra ir visi žiūrovai visai kitoj spalvoj, visai kitam vaizdelį nusipiešia ir atrodo ta ataka prieš mus, prieš mūsų kanalus, kad reikia pirmiausia panaikinti nepriklausomą žiniasklaidą, kur negalėtų pasisakyti kitą nuomonę, nes jeigu ta viena partija važiuoja, matom, koksai biudžetas yra formuojamas, tai kas gali paneigti, kad teisingai. Taip.